Sveiki visi, šiandien esame Dotnuvoje, Lietuvos viduryje, Bayer žieminių rapsų veislių bandyme. Labai dažnas klausimas kiekvieno žemdirbio pasibaigus žiemui, kaip įvertinti teisingai rapsų žemkentiškumą. Dekalbų veislės yra skirstomos į 3 augimo tipus. Pirmas augimo tipas yra greitas augimo tipas, greitai augančios. Antras būtų kompaktiško vystymosi augalai. Ir trečias tai yra lėto augimo tipas. Ir visus mes šitos tipus šiandien šiame bandyme apžvelgsime. Čia rankose turiu veislę DK Expansion ir gerai matom, kad tikrai daug yra užauginusių naujų lapų, tai tas tipas kaip ir rudenį greitai vystosi, taip ir pavasarį augalai greičiau regeneruoja ir atauginėja naujus lapus. Sekantis tipas būtų kompaktinio vystymosi augalai, tai savo rankose turiu veislę DK Eximo ir jinai pavasarį atauginėja lėčiau, lyginant su greito tipo augimo rapsais ir taipogi galima pastebėti, kad jau yra taipogi naujų jau lapų, bet jų kiekis yra mažesnis ir šie augalai vystosi trupučiuką lėčiau. Paskutinis tipas tai būtų žemaūgės veislės arba lėto vystymosi. Jos lėtai vystosi tiek rudenį, taipogi ir lėtai atauga pavasarį. Ir čia matom veislę DK Sequel. Šaknis tikrai užaugina labai stipres, bet aišku matot, kad lapai daugiau jie patys natūraliai spaudžiasi prie žemės ir augimo kogelis jisai nekyla į viršų. Ir galim pasižiūrėti, koks yra jo ataugimas. Tai matom, kad yra nauji lapai, bet jau tikrai nėra tiek gausiai, kiek būtų intensyvaus augimo arba kompaktiško augimo veislėse. Šitas bandymas puikiai tai įrodo, kad žemaūgės veislės tikrai yra atsparios atšiaurioms mūsų žiemoms. Vertinus pasėlio žemkentiškumą yra svarbus 2 parametrai. Pirmas parametras būtų augalų pažeidimo lygis, kiek augalai apšalo ar neapšalo, ar tik tais turim pažeistus lapus, ar jau yra ir apšalusios augimo kogelis ir pažeista šaknis. Kitas svarbus parametras, kiek mes turim augalų kvadratinė metrė, kiek jų liko po žiemojimo. Optimalus skaičius būtų 30-35 augalai kvadratinė metrė. Esant tokiam tankumui mes galim planuoti maksimalų derliaus potencialą. Taipogi, esant mažesniam tankumui, derliaus potencialas gal reikėtų jį planuoti ir mažiau, bet čia labai priklauso jau nuo gamtinių sąlygų. Jeigu tikrai gamta bus palanki, mes turėsime pakankamai drėgmės, mes sukovosim su ligom, su kenkėjom, tai taipogi galim irgi, manau, pasiekti aukštą derliaus potencialą.